O tęsiam šitą popietę pranešimu, kurį matot ant scenos. Man nepaprastai malonu bendrauti su kunigu Valdemaru, kadangi jis labai mėgsta, labai imlus yra, kad kokiam nuėjusiu gestijai. Tai buvo paskaita apie moralinę teologiją, kur būtų nedaugiau žiūrovų turbūt, jeigu ta tema tai būtų pristatyta. Moralinė teologija. Bet, mes taip iškai pasitarėm, kažkaip tai pasišnekėjom ir išėjo, ką jūs matote čia. Tai, kuo tas baigsis, aš neturiu jokio supratimo, bet, bus tikrai nemažų siurprizų. Ačiū Jums. Kągi, mes kalbėjom, kad bus moralės teologija, paaiškėjo, kad yra toks visiškai naujas dalykas, kuris nėra toks naujas, nuo 50-mečio yra gvildenamas kaip dirbtinis intelektas. Tai, ką mes angliškai žinom ir turbūt plačiausias naudojamas žodis yra Artificial Intelligence arba AI. Bet, kadangi konferencija lietuviškai, tai atsirado tas naujas terminas DI, dirbtinis intelektas. Kadangi jūsų čia yra daug, tema yra nauja, aš norėčiau jūs pasveikinti. Bet lietuviškai kartais kažkas geriau moka, kartais kažkas silpniau. Anglų kalba, aš manau, visiems yra gerai suprantama. O aš nekalbu perfekt angliškai, todėl aš norėčiau paprašyti Birutės, kad jinai mano ir dar kai ko vardu mus pasveikintų. Ačiū. Hark, noble minds of varying age. Art thou ready to convene in Kennebunkport's realm? 'Tis a gathering of wit and wisdom, where aspirations align and age gaps abate. Amidst the bush's summer abode, let us with mirth and accord partake in discourse anew. Attendees, august and ardent, await the symposium's flourish as we unravel knowledge's tapestry. Verily. Ačiū labai. Kas iš jūsų esate šiek tiek susipažinę su anglų literatūra, aš norėčiau paklausti, ar jūs jaučiate kieno tai stilius? Visiškai teisingai, Šekspyro stilius. Ir jūs sveikina šitais žodžiais ne kas kitas, kaip kad dirbtinis intelektas. Nes šitą poemą sukūrė robotas arba kompiuteris. Aš jam daviau labai nedaug prašymų, parašiau, kad tai turi būti 60 žodžių, kad poema turi būti Šekspyro stiliumi ir kad reikia pasveikinti lietuvius, kurie susirinko į kultūros dienas Kennebunkporte. Ir nieko daugiau. 3 sekundės ir atėjo iš dirbtinio intelekto sukurtas, unikalus, niekada dar nepadarytas toks kūrinys. Tai, kad mes galėtume pradėti kalbėti apie dirbtinį intelektą, aš pritaikiau šitą dalyką. Vienas dalykas, ką mes turime suvokti, šiandienos tema palyginimui. Jeigu kažkas klaustų, kaip išvirti kiaušinį, įdedi į vandenį, užkaitini vandenį, paverdi 5 minutes arba truputį trumpiau kokį nori, viskas. Jeigu kažkas sakytų, kaip pagaminti tokį pyragą Lietuvoje, žinoma, 100-lapis, receptas bus didesnis. Tai aš pasistengsiu kiek įmanoma 100-lapio receptą pristatyti kiaušinio virimo recepto principų. Tai man kai ką reikės smarkiai nukapot, nes tema yra sudėtinga. Bet mano tikslas yra, kad mes galėtume paprastai ir prieinamai suprasti, kas tas už šito eilėraščių ir daugelio kitų dalykų, kur parodysiu, kasgi čia ten slepiasi ir stovi, kas čia per protinga galva. Sąžinė sąvoka. Kadangi mes kalbame apie dirbtinį intelektą, sąžinę ir moralę, tai mes turime išsiaiškinti, apie ką mes kalbam. Aš labai atsiprašau, kad iš jų į jūs dalį laiko atsisuksiu nugarą, nes mums čia Wi-Fi'us nelabai suveikia, tai kompiuteris yra tenais, aš turiu į tą patį ekraną žiūrėti, kur ir jūs. Tai
pirmas dalykas galėtume sakyti, sąžinė yra vidinė žmogaus savybė, tai ką kiekvienas iš mūsų turime, net kartais, jeigu sako, kad neturėtų sąžinės, turi, tik tai išjungta yra. Supratimas, pajautimas, pagal kurią žmogus atskiria gerą ir blogą, teisingą ir nusikalstamą savo, gali būti kitų elgesį. Iš Wikipedijos. Tai trumpai, bet niek dėl ko priekaištauti yra parašyta gerai. Dabar štai toks vaizdas greitkelių, susimaišymas įvairių. Tai galėtume sakyti, mūsų sąžinė atsiduria labai dažnai kiekvieną dieną, kai mes priimame sprendimą ant tam tikro greitkelio ir mes turime nuspręsti, kuriuo keliu mes norime važiuoti. Nes atrodo keliai panašus arba keliai ir vienas ir kitas. Ir žmogus, darydamas kiekvieną sprendimą, iš dalies, jeigu tai nėra kažkoks automatinis sprendimas arba toks labai neįtraukiantis mūsų mąstymo, tai mes esame štai tokioj sankryžoj ir turim nuspręsti teisingą kelią. Beje, jeigu jūs pamatote šitą nuotrauką, kaip matote greitkeliai, šita nuotrauka yra sukurta dirbtinio intelekto. Jos niekada niekas nėra nufotografavęs, jos niekada neegzistavo iki vakar dienos, kai aš paprašiau, kad man padarytų štai tokį sąžinės pavyzdį, kuris susijęs su kryžkelė ir su daugkeliu. Tai žinokite, va dar vienas dalykas, kaip gali būti nauja tikrovė kuriama ne žmogaus. Krikščioniška sąžinė samprata, nes mes galim kalbėti apie sąžinę bendražmogišką prasme, mes galim kalbėti šiek tiek labiau krikščionišką kontekstą. Sąžinė yra slapčiausias žmogaus brandulys ir šventovė, kurioje jis esti vienas su Dievu, kalbančiu jo viduje. Tai yra Antrojo Vatikano susirinkimo dokumentas, vadinasi Gaudium et Spes iš 16 skyriaus. Tai, kas yra įdomu, tai yra žmogaus brandulys. Tai nėra kažkoks išorinis dalykas, sąžinė sėdi viduje ir mes nesakom, viduj ėda kirminas, kai ką ne tai padariau. Ir jis esti vienas. Sąžinė ir aš mes esame visada tik tai labai asmeniškai. Tai aš galiu savo galvoj sugalvoti kažkokį dalyką, apie tai niekas nesužinos, bet mano sąžinė žinos. Padariau blogai, niekas apie tai nežino, bet mano sąžinė man apie tai primins. Ir tai, ką sako bažnyčia, kad tas balsas yra Dievo balsas, kuris mums padeda atpažinti, kas yra tikra ir teisinga, o kas yra neteisinga ir gali būti melas. Dabar toliau šiek tiek ilgesnis apibrėžimas. Žmogaus viduje slypinti sąžinė reikiamų momentų jam liepia daryti gerą ir vengti blogą. Pirmas dalykas. Mūsų sąžinė turi mums padėti atpažinti ir pasirinkti gerą ir nedaryti blogo. Ji taip pat įvertina konkrečius pasirinkimus, geriems pritardama, blogus smerkdama. Yra pasirinkimai. Mes kiekvienoje gyvenimo situacijoje turim bent 2 pasirinkimus, tai rinktis visada reikia. Ir sąžinė padeda mums įvertinti ir analizuoti, koks pasirinkimas bus teisingas. Ji nusilenkia tiesai, paremtai aukščiausių gėrių. Tiesa yra tas dalykas, kur tu gali atmesti arba priimti, bet tu negali pakeisti. Nėra 2 tiesų, yra viena tiesa, gali būti daug nuomonių apie tiesą. Tai va čia yra slidus dalykas, šiandien kalba apie daug tiesų. Tiesa gali būti viena, bet mes galim įvairiai galvoti apie dalykus. Aukščiausių gėrių Dievu žmogus jaučia jo trauką ir priima jo įsakymus. Galėtume sakyti, vidinis įstatymas mūsų širdies. Teologiškai, krikščioniškai sakome, tai Dievo įstatymas mūsų širdie, kuris mums padeda atpažinti, bet mes jo neskaitome kaip knygos, mes jaučiame, kas yra gerai, kas yra blogai. Klausydamas sąžinės, protingas žmogus gali išgirsti jam kalbantį Dievą. Klausyti sąžinės, pirmasis dalykas, jos reikia klausytis, nes kai kurie to visiškai nedaro. Protingas žmogus gali išgirsti. Tai turim šiek tiek protauti irgi, kad galėtume suvokti, koks yra tas Dievo balsas mumise. Ir tai sako Katalikų bažnyčios katekizmas 1777 punktas, paragrafas. Sąžinė yra proto sprendimas. Taip kaip rodžiau tą kryžkelių visą susirinkimą, mes sprendžiame protu, kas yra teisinga. Mes daug dalykų galim spręsti emociškai, bet protas po to sako, pasielgiai spontaniškai arba emociškai, bet tai nebuvo protingas pasirinkimas. Tai kai mes kalbame apie sąžinės procesą, tai yra proto įsitraukimas. Mes vertiname, analizuojame ir priimame kažkokį sprendimą.
kurio žmogus suvokia konkretaus ketinamo atlikti, atliekamo ar jau atlikto veiksmo moralinę vertę. Dauguma veiksmų turi tam tikrą vertę moralinę. Ar tie veiksmai geri ir blogi, ir mūsų sąžinė, tas proto analizė padeda suvokti, ar tai, ką darysiu, bus gerai, ar tai, ką dabar darau, yra gerai, arba tai, ką padariau, ar tai buvo gerai. Tai ta sąžinė gali veikti ir į ateitį, dabartį ir vertinti, kas buvo įvykę. Šitas punktas mums bus labai aktualus vėliau, kai mes kalbėsime apie dirbtinį intelektą ir kalbėsim, ar gali dirbtinis intelektas būti sąžiningas. Tai va šitas punktas bus svarbus. Kalbėdamas ir veikdamas žmogus visada privalo ištikimai laikytis to, ką žino, esant tikra ir teisinga. Jeigu aš žinau, kad kažkas yra tikra ir teisinga ir renkuosi visiškai abejotinus dalykus, tai nėra protingas sprendimas. Ir galim sakyti, tai nėra sąžiningas sprendimas. Tai pavyzdžiui, jeigu aš jaučiu, kad netyčia paėmiau ne savo pinigus, tai jeigu man nuojauta sako, čia turbūt ne mano pinigai, nežinia, reikėtų imti, tai tada gal reikėtų klausytis to, kad jeigu tai turbūt ne mano, tai vadinasi nebus geras sprendimas. O jeigu sakysiu, ne mano, bet bus mano, vadinasi pasirinkau labai gudriai, bet savanaudiškai. Savo sąžinę žmogus suvokia ir pažįsta Dievo įstatymų nurodymus. Ką mums sako sąžinė? Sąžinė yra mūsų dvasios įstatymas ir ne vien tik tai. Ji mums įsakinėja, primena atsakomybę ir pareigą, nurodo, ko reikia bijoti ir ko viltis. Vėlgi, sąžinė padeda atpažinti teisingą pasirinkimą įvairiomis aplinkybėmis įvairiose vietose. Ji yra pasiuntinė to, kuris ir per mūsų prigimtį ir savo malonę mums slėpiningai kalba, moko ir vadovauja. Sąžinė yra pirmasis iš visų Kristaus vietininkų. Vėlgi, krikščioniškoje perspektyvoje mes tikime ir išpažįstame, kad Dievas per mūsų sąžinę padeda mums atpažinti, kas yra tiesa, kas yra teisingas pasirinkimas ir kas yra tikras žmogaus pašaukimas. Vėlgi, katekizmas 1778 paragrafas. Dabar sąžinė. Kažkas sako, sąžinė tai kompiuterinė programa įrašė, kas gavo, kas negavo, pas ką nauja, pas ką sena. Būna sako, tas tai sąžinės neturi. Bet jeigu mes pasakome blogam žmogui, tu neturi sąžinės, mes jį dispensuojame nuo atsakomybės. Nes jeigu kažkas neturi sąžinės, kaip tu jį gali kaltinti moraliai neteisingų pasirinkimų? Aš negaliu sakyti gyvūnui, kuris pridirbo kur nors ant kilimo namuose, sakyti, tu nesąžiningas gyvūnas, nes gyvūnai neturi tos atsakomybės pajautimo tokio, kokį turi žmonės. Tai sąžinė turi kiekvienas. Ir dabar, ar ją galima kažkaip modifikuoti, keisti ar ne? Vėlgi tai bus įdomus dalykas su dirbtiniu intelektu. My mind is made up. Don't confuse me with the facts. Pasakymas, kurį turbūt nuo 50-mečio sako panašiai buvo, tai va tas vienas iššūkis. My mind is made up. Klausimas, kas made your mind up? Ar tai buvo objektyvi informacija, ar tai buvo faktinė informacija, ar tai buvo tam tikros nuomonės, arba tam tikros ideologinės savokos, kurias tu gavai. Ir tada, aišku, confusing with the facts pasidaro nepatogus, nes tau reikia permastyti. Kažkas sako, man sakė, kad vogti iš parduotuvės yra nenuodėmė, arba nėra blogai. Parduotuvė turtinga, Walmart tiek turi pinigų, tai iš Walmarto galiu vogti. Tas yra ok. Arba iš Costco. Lietuviškus produktus, sakysiu, aš lietuviškus produktus vagiu, tai tarsi esu pateisintas. Bet tai yra tik tai, kaip sakant, my mind is made up by my very egoistic point of view, selfishness. Tai va, čia pirmas dalykas - faktai. Sąžiniai reikalingi faktai. Kitas dalykas labai panašus dirbtiniam intelektui. Jeigu jisai turi būti tarnaujantis žmogui, reikalingi faktai, kurie yra tikri, kurie nesikerta su objektyvia tiesa, nes tada priešingų atveju pasidaro pavojingas dalykas. Dorybių ir ydų vaidmuo. Dorybės ir ydos yra du žodžiai. Virtues ir vices. Ja. Jeigu aš sakau, mano sąžinė nebuvo niekada suformuota teisingai. Ir aš, pavyzdžiui, esu kišenvagis, vagiu. Jeigu man kažkas pasako nevok, nes tai nėra
tai yra skriauda kitiems žmonėms. Ir aš susilaikau pirmą kartą nepavogiu, nors mačiau ir buvo galimybė ir gailiuosi. Buvo galimybė, kaip sakant, Dievas man tą žmogų davė rankas, bet nepavogiau. Graužatis širdyje, kad nepasinaudojau progą. Bet jeigu aš antrą kartą matau, vėlgi buvo galimybė nepavogiau, aš pradedu praktikuoti dorybę. Aš atrandu naują dalyką, kad galiu nepavogti, nors vagiau daug metų. Ir dorybių kartojimas mano sąžinę sustiprina ir grąžina ją į teisingas vėžes, kad mano sąžinė atsigauna, atgyja ir pradeda būti gera. Ir priešingų atveju mes turime turėti omeny ydos. Nebūna, kad žmogus per vieną naktį iš gero pasidarė blogas. Jeigu kažkoks geras, kaip mums atrodė, žmogus padarė kažką blogai, mes galime pradėti žiūrėti jo pasirinkimų, kaip sakant, retrospektyvą arba istoriją ir mes matysim, kaip po truputį žmogus nukrypo nuo teisingo kelio. Smulkus dalykai, maži dalykai, pavyzdžiui, vėlgi, pavogiau tik saldainį. Atrodo taip nedaug. Kiek sunkumo yra pirmą kartą pavogti saldainį kokiam vaikui parduotuviai, bet jo nesugavo. Antrą kartą sako, aš jau turiu patirtį, galiu išsisukti, paimsiu 2. Trečią kartą paimsiu šokoladą. 4., 5. kartą aš jau nepergyvenu, kad darau blogai. Aš jau pergyvenu, kad nepaėmiau daugiau negu kad paėmiau, nes gal būčiau pranešęs. Ir tokiu būdu ydų kartojimas išveda mūsų sąžinę visiškai iš rikiuotės ir jinai pasidaro kurčia, akla ir mums negali padėti daryti teisingo pasirinkimo. 3 taisyklės sąžiniai. 3 paprastos taisyklės. Niekada neleistina daryti blogą, norint pasiekti gerą. Kartais žmonės sako, padarysiu šiek tiek blogą, bet po to bus viskas gerai. Tas neveikia, nes tu negali su blogom priemonėm gerų rezultatų siekti. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės ir jūs patys jiems darykite. Mato Evangelija 7 skyrius 12 eilutė Jėzaus žodžiai. Arba kita auksinė taisyklė, nedarykit tam to, ko nenorėtum, kad tau darytų. Tai yra basic, kuris eina virš vienos krikščionių religijos, tai yra bendra žmogiška patirtis. Ir jeigu kažkas sako, aš nežinojau, kad vogti yra blogai, tai leisk kam nors pavogti iš tavęs. Ir pažiūrėk, kaip tu pasijausi. Ir tai yra paprastai galima patirti. Ir trečias dalykas, meilė visada gerbia artimą ir jo sąžinę. Mes turim gerbti kitą žmogų ir jo sąžinę. Tačiau tai dar nereiškia, kad kaip gėrį reikia priimti tai, kas objektyviai yra blogis. Aš galiu sakyti, aš tave gerbiu. Tu nori padaryti kažkokį objektyvų blogį, aš tave myliu, tai daryk, akis užsimerkiu. Jeigu aš tikrai tave myliu, aš tave įspėsiu ir bandysiu atkalbėti nuo blogio padarimo. Bet jeigu tu man nerūpi, aš galiu sakyti, I don't care, I love you, but do whatever you want. Bet tai nėra ta tikra meilė, tai yra man nerūpi. Tai jeigu rūpi, tai aš turiu stengtis padėti žmogui atpažinti tai, kas yra objektyvu. Tai yra irgi labai aktualu, kai mes kalbėsim apie dirbtinį intelektą, kaip su juo vyksta reikalai. Moralė ir moralumas. Dabar kalbėjome apie sąžinę, moralumas. Kas tas būtų būti moraliam arba nebūti moraliam? Laisvė, sąmoningumas ir valia. 3 dalykai. Jeigu aš noriu būti moralus, arba elgtis moraliai, arba nemoraliai, yra 2 pasirinkimai, bet kad aš galėčiau būti moralinio objekto, sakykime, moralinių pasirinkimų erdvėje, man reikia 3 dalykų, man reikia nors šiek tiek laisvės. Jeigu aš neturiu laisvės, mane privertė kažką blogo padaryti, aš negaliu sakyti, kad tai buvo moralus, nemoralus veiksmas, nes aš negalėjau pasirinkti. Man, pavyzdžiui, nežinau, pistoletą prie galvos pridėjau, sako, dabar spausk ir važiuok per raudoną. Tai aš sakysiu, mano pasirinkimo laisvė buvo visiškai apribota, nes aš buvau pavojingoje labai situacijoje. Sąmoningumas, aš turiu nors šiek tiek suprasti, kas vyksta. Jeigu, pavyzdžiui, vyras baisiai knarkia naktį, žmona ant jo pyksta ryte, sako, tu esi nemoralus gyvulys, tu man nedavė miegoti. Kad ir žmona būtų visiškai teisi, kad jinai neišsimiegojo, bet negalim pasakyti vyrui, tu esi nemoralus gyvulys, nes tai nebuvo moralinis pasirinkimas. Kai mes kažką darom nesąmoningai visiškai, tai nėra moralės objektas. Tada mes turim suvokti nors šiek tiek, ką mes darome. Ir kitas dalykas, mes norime to nors šiek tiek norėti. Jeigu žmogus to nenori, bet kažkas įvyko, tai tas tada vėlgi nėra moralės kaip tokios objektas. Tai kad mes galėtume apie moralumą arba nemoralumą, turi būti
nors šiek tiek laisvės, nors šiek tiek sąmoningumo ir nors šiek tiek valios. Prigimtinis įstatymas ir Dievo įstatymas. Kažkas gali sakyti, mano įstatymai yra tokie ir tokie, mano tokie ir tokie. Mes turime bendrų bruožų, mes atpažįstame, kad vogti nėra gerai. Ir mūsų nebūtinai to mokė tik tai per katekizmo pamokas, bet mes tą jaučiame širdyje. Ir mes galim sakyti, kad yra tas prigimtinis įstatymas arba dieviškas įstatymas, kaip jame pavadintume, mes tikrovėje atpažįstam tam tikrus dėsnius, kurie yra teisingi arba nėra teisingi. Ir jeigu mes jų laikomės, yra gerai, jeigu nesilaikom, vyksta negeri dalykai mūsų gyvenime ir visoje aplinkoje. Žmogaus veiksmas ir žmogiškas veiksmas. Štai čia toks vaizdas, trumpas. Lipa žmogus kopėčiom ir moteriškės bando gelbėti, bet vis tiek griūna. Kaip jūs galvojat, čia yra žmogaus veiksmas nugriūt ar žmogiškas veiksmas? Kažkas galėtų sakyti, bandom analizuoti. Lipti kopėčiom nėra blogai, šiaip savaime, mes turim kopėčių, mes lipame kopėčiomis. Tai galėtume sakyti, tai nėra moralus ar nemoralus pasirinkimas, reikia tiesiog užlipti. Dabar moteris bando gelbėti, nes mato, kad kopėčius turėtų kažką rimto atsiremti, bet neatsiremia. Ir kaip ir viskas būtų gerai. Ir žmogus galėtų sakyti, aš nekaltas, kad ten, tikiuosi, labai smarkiai nesusižeidė, bet ten, pavyzdžiui, kad nosį gal susivožė šiek tiek. Sakytų, aš nekaltas, kažkas pasidarė, kopėčios neatlaikė. Bet kaip mes matome, moteris atlaikė. Bet studijos grindys yra slidžios ir blizgios. Tai kai tu statai kopėčias, gali įjungti bendrą logiką ir pagalvoti, jeigu kopėčių kampas yra per didelis, tai paslydimo rizika yra. Tai mes galime sakyti, gal nenumatė, bet tai buvo žmogaus veiksmas, nes padarė žmogaus pasirinkimą ir neįvertino visų aplinkybių. Tai jeigu dabar nukrito, gali pykti ant savęs ir sakyti, buvau kvailas. Pirmas dalykas, saugos taisyklių nesilaikiau nuo pat pradžių, daviau laikyti kitiems žmonėms kopėčias ir neįvertinau pagrindo, nors galėjau įvertinti, nes mes žmogiškai žinome, kad slidžios grindys nelabai tinkamas pagrindas kopėčioms. Tai vad visada galime pamatyti tuos dalykus. Tai jeigu vyras arba žmona naktį knarkia, čia yra žmogiškas veiksmas. Mes nesakom, jisai yra moralus ar nemoralus. Jisai tiesiog vyksta natūraliai mums tame nedalyvaujant. Kvėpavimas yra žmogiškas veiksmas. Bet žmogaus veiksmas būtų, tai tada sąmoningas dalykas. Jeigu aš privalgiau svogūnų ar česnakų ir einu kažkam po to į akis kvėpuoti, tai tada jau čia yra mano moralinis pasirinkimas, kad noriu kitiems žmonėms pakenkti arba lėktuve prieš skrydį, noriu kvėpuoju ir visiems aplinkui, kad neatsisėstų šalia manęs niekas. Tai jau yra mano savanaudiškas, moraliai blogas pasirinkimas, bet moralus, moralinio konteksto, sakykime. Moralė kyla iš amžinojo įstatymo, kuris yra dieviškosios išminties planas. Protu žmogus numato veikimo santykių su šiuo įstatymu ir toks dalyvavimas amžiname įstatyme vadinamas prigimtiniu įstatymu. Apie jį mes šiek tiek kalbėjom. Kas darosi? Mano protas atpažinta tam tikrus dėsnius, atpažįsta jos kaip teisingus ir aš bandau juos įgyvendinti. Tai aš sakau, tai yra mano sprendimas, bet aš jį savotiškai atpažįstu, kad jisai ateina iš kažkur daugiau negu tik iš mano galvos. Ir mes jį vadiname prigimtiniu įstatymu. Gėris moralinė prasme išreiškia valios ir sąžinės atitikimą. Du dalykai – sąžinė ir valia. Jeigu aš noriu kažkokį dalyką padaryti arba kažko noriu ir matau, kad tai yra sąžiningas noras, vadinasi, tai ko gero yra geras troškimas, ne kažkoks blogas. Sąžinė yra moralumo pagrindinė instancija. Sąžinė vyksta moralinis sprendimas. Tai va čia yra tas mūsų vidinis teisėjas mumise ir mes patys esame tas teisėjas, kuris sprendžia apie motyvaciją ir moralinių veiksmų kokybę. Tai, ką aš rodau, tai yra jau Šventojo Tomo Akviniečio pristatytas konceptas, kuris išvystytas yra jau, sakykime, 12 amžiuje. Dabar pagrindinės dirbtinio intelekto sąvokos. Dabar, žinokit, prasideda jau ne žmogiški dalykai, bet, kaip sakant, subžmogiški dalykai. Dirbtinis intelektas arba DI, mano pristatymė toliau bus vadinamas,
technologija, kuri leidžia įrenginiams ir kompiuteriams kopijuoti žmogiškąjį intelektą, remiantis patirtimi per interaktyvų valdymą ir algoritminį mokymą. Čia toks lengviausiai parašomas tekstas. Žiūrėkit, kas yra kopijuoti žmogišką intelektą. Dirbtinio intelekto mintis yra kokia? Nukopijuoti tai, kas vyksta mūsų galvoje, kaip mūsų smegenys mąsto, žmonės bando išmokyti kompiuterius mąstyti panašiai. Tuos procesus paversti elektroniniais ir kad kopijuotų dirbtinės mašinos mūsų gyvą protą. Ką daro dirbtinis intelektas? Dirbtinio intelekto sistemos veikia jungdamos didelius informacijos blokus, taikant inteligentiškus, interaktyvius algoritminius procesus ir taip mokosi iš informacijos dėsningumų bei savybių, kurie yra analizuojami, į žmogišką kalbą verčiant. Dirbtiniam intelektui reikia labai daug informacijos, ne knygos ir ne 1000 knygų. Kad dirbtinis intelektas galėtų mano prašymų pasakyti, kas yra sukurti eilėraštį remiantis Šekspyrų, dirbtinis intelektas turėjo visą Šekspyrą išnagrinėti. Tai neateina šiaip sau, tu turi perprasti, kaip Šekspyras kalbėjo, mąstė ir pritaikyti jo mąstymą visiškai naujam poreikiui. Vadinasi, pirmame etape dirbtiniam intelektui reikia krūvos informacijos, daugiau negu mes galėtume įsivaizduoti. Tam daroma yra analizė. Tai yra analizuojama, žiūrima, kokie panašumai, kokie skirtumai ir tam naudojami tie algoritminiai procesai ir taip mokosi iš informacijos dėsningumų. Tai dirbtinis intelektas ieško dėsnių, kas veikia, kas neveikia, kas kartojasi, kas nesikartoja, kurie yra analizuojami. Yra labai rafinuota analizės sistema. Dirbtinis intelektas analizuodamas pralenkia mus šviesmečiais, galėtume šiandien sakyti. Tai vat, kompiuterio sistema analizuoja. Dabar žiūrėkite, čia yra nuotrauka, sukurta vėlgi dirbtinio intelekto. Tai nėra nuotrauka, tai yra kūrinys, padarytas visiškai remiantis kompiuterio galvojimu. Yra 2 jaunos merginos, vyrukas. Kaip atsirado? Parašiau, sukurk man 3 jaunų lietuvių nuotrauką, kad būtų 1 vyras, 2 moteris, kurie yra tautiniais drabužiais pasipuošę ir valgo tautinius nacionalinius patiekalus. Kadangi lietuvių liaudės tradicijos dirbtiniame intelekte dar neužima pačios svarbiausios vietos, tai dirbtinis intelektas dar suklydo ir šiek tiek nežinojo, kaip tas lietuviškos nacionalinės, sakykime, drabužių formos galėtų būti. Bet tai sugeneruota yra visiškai kompiuterio, jau remiantis jo įsivaizdavimu. Tai ne žmogaus fantazija, tai jau yra elektronikos fantazija, kaip galėtų atrodyti 3 lietuviai, kurie linksmai valgo nacionalinius patiekalus. Ir čia dabar norėčiau Birutės dar paprašyti vieną perskaityti kūrinį, kadangi dirbtinis intelektas kol kas nelabai gerai kalba lietuviškai, bet visai gerai angliškai. Tai pabandykit pažiūrėti, kas čia gaunasi. Lithuanians in the US, a bold crew, bravery and brains shining through. For their cousins Cepelinai and Kugelis so fine, passion on plates, a culinary sign. Trajos devyneros, the drink of the wise, shared by bright minds, a spirited prize. Yesterday's toast, a memorable spree, Lithuanian flavors and laughter set free. In the land of stars and stripes, they unite intelligence and love, their guiding light. Ačiū labai. Jeigu kažkas net pažįsta, tai įvykis ne iš vakar, nes aš vakar šitą dalyką sukūriau, tai yra užvakar, kai mes turėjome protmūšį, tai žinote, kad kažkas iš jūsų laimėjo 3 devyneris. Šita poezija yra vėlgi visiškai roboto dirbtinio intelekto, kur žmogus nedalyvavo produktas. Aš pasakiau, noriu eilėraščių 80 eilučių linksmos formos apie išmintingus lietuvius, kurie laimėjo kaip prizą 3 devyneris ir džiaugiasi tuo kartu.
ir nieko daugiau. Ir po kelių akimirkų aš gaunu iš dirbtinio intelekto štai šitokį eilėraštį, kuris, pripažinkime, yra visai palyginus neblogos kūrybos, kaip nežmogiškui, bet mašinos padaryta visiškai pilnai. Tai kalbant apie dirbtinį intelektą, aš paimu šitos pavyzdžius, kad mes suvoktume, kad mes kalbam apie kažką, kuris nėra paprastas mano kompiuteris arba mobilus telefonas. Tai yra gerokai sudėtingesnė tikrovė, kuri turi gerokai didesnės galimybės. Kas yra tas algoritmas? Dirbtinis intelektas dirba algoritmų pagrindu. Algoritmas – informacijos arba duomenų apdorojimo taisyklė. Tai taisyklių rinkinys, kurio nurodoma, kaip iš vienų duomenų gauti kitus. Į algoritmą ateina viena informacija, algoritmas kažką susuka, padaro ir duoda kitą informaciją. Ir ta informacija turi būti teisinga. Tai čia yra mokslinis algoritmo apibrėžimas. Bet mes esame išmintingi žmonės, pabandykime sukurti mūsų pačių algoritmą. Algoritmas. Dabar man reikia jūsų pagalbos, kad mes galėtume parodyti dirbtiniam intelektui, kad mes esame irgi intelektualūs. Žiūrėkit, ką mes turime. Mes turime upę ir du krantai ir yra valtelė. Beje, šitas vaizdas, šita nuotrauka padaryta yra visiškai dirbtinio intelekto. Tai nėra fotografuota, tai yra kompiuterio iš nulio sukurta nuotrauka, man paprašius, duok man gražią upę su valtim ir su dviem krantais. Štai tokį vaizdą sugeneravo visiškai nuo nulio pats dirbtinis intelektas, kompiuteris. Tai nebūdavo nuotrauka, kurią rado kur nors Google Pictures. Jos niekas nefotografavo. Tai yra unikalus kūrinys, kuris neegzistuoja kur nors pasaulyje, nes tai yra sukurta dirbtinio intelekto. Dabar turime kai ką dar. Beje, šitas algoritmas yra 7 amžiaus užduotis. Tai jau 7 amžiuje šitas klausimas buvo gvildenamas. Turime ožką. Turime kopūstą. Kaip žinote, ožkos labai mėgsta kopūstus, tai palikti ožką ir kopūstą vienoje vietoje baigsis, kad kopūsto nebebus. Mes turime vilką, kuris likus su ožka nelabai irgi kaip susidraugaus, bet vilkas ir kopūstas gali gyvuoti, nes net didelį interesą vienas kito atžvilgių turi. Ir galiausiai mes turime žmogų, kuris turi valtyje nedaug vietos, nes žmogus yra didesnis šiek tiek atplaukia. Dabar žiūrėkime. Užduotis. Sukurkime algoritmą. Mums reikia nuo šito kranto perkelti ožką, vilką ir kopūstą į kitą krantą, bet ten vietos valtyje nėra daug. Žmogus gali paimti tik kažką vienu reisu. Kaip perkelti šitam vargšam žmogui vilką, ožką ir kopūstą į kitą krantą po vieną, kad visi liktų gyvi ir sveiki. Dabar žiūrėkit, kai žmogus yra šalia, vilkas nejudina ožkos, ožka nejudina kopūsto, bet jeigu jie liktų be žmogaus, tai suėstų vienas kitą iš karto. Tai dabar mums reikia sugalvoti, kaip juos visus perkelti į kitą krantą gyvus, sveikus ir nepaliestus. Tai vadinasi, žmogus turi dalyvauti kiekviename perkelimo procese. Nuo ko pradėsim? Ožka. Gerai, bandome kelti ožką į kitą krantą. Atsirado kitame krante ožka. Dabar ką kelsim toliau? Jeigu perkelsim vilką, vilkas suės ožką, nes žmogui reikės grįžti kopūsto pasiimti. Kopūstą. Jeigu perkelia kopūstą, pirmiausia, ką toliau ima? Vilka. Ožka suvalgys kopūstą. Taip, ožka suvalgys kopūstą, lieka ant kranto. Ambasadoriai, jūs sakėt? Ožka kartu kitą pusę. Žiūrėkit, jeigu mes imam pirmiausia ožką, ožka čia atsisėda ir keliasi į kitą krantą. Ant kranto lieka ožka. Tada žmogus grįžta tuščia valtim atgal, pasiima kopūstą. Dabar tas vyrukas kelia kopūstą, dabar viename krante yra žmogus, ožka ir kopūstas. Pavojinga palikti. Jisai pasiima ožką atgal ir ant kranto lieka kopūstas vienas. Jisai parvažiuoja čia, išleidžia ožką, tuo pačiu metu pasiima vilką, perkelia per krantą, per upę vilką, vilkas lieka su kopūstu, nieko pavojingo. Tada galiausiai žmogus grįžta ir nuo šito kranto pasiima ožką, ožka pavažinėjo daugiausiai iš jų visų, ir
perkelia visus šituos dalykus į vieną krantą. Žiūrėkit, tai yra tik šitas būdas. Ir mes tokiu būdu sukūrėme algoritmą, kaip perkelti ožką, vilką ir kopūstą. Ir tai yra tas būdas, kurį mes atradome, ir tai vadinasi algoritmas. Jeigu reikėtų perkelti per kitą upę arba per ežerą, mes galėtume sakyti, mes dabar jau žinom, kaip tas viskas turi važinėti. Tai čia yra 7 amžiaus užduotis. Bet tai yra algoritmas, bet tai, ką mes čia padarėm, tai yra toks labai paprastas algoritmas, bet jis yra kaip pagrindas visam dirbtiniam intelektui. Sugalvok būdą arba procesą, kuris veikia teisingai ir kaip galima tuos dalykus padaryti. Dabar, neuronas. Kad tie dalykai galėtų vykti, yra neuronas arba nervinė ląstelė. Mes jų turim galvoj, raumenyse, visame mūsų kūne yra šimtai milijonų milijardai. Nervų sistemoje elektra sužadinama ląstelė, kuri neuroninėme tinkle skleidžia elektrinius signalus, vadinamus veikimo potencialais. Čia supermoksliškai. Jeigu aš netikėtai akies kraštu matyčiau, kad čia atskrenda koks nors obuolys, arba iš publikos kas nors pomidoras skrenda, mano akis mato atskrendantį daiktą, mano akies rainelė mato pavojų per neuronus. Neuronai gauna signalą, skrenda kažkas, reikia galvą patraukti. Elektros impulsų pagalba mano nervinė sistema siunčia signalą į smegenis. Smegenis sako, galva yra pomidoro trajektorijoje, jeigu nori likti su sveika galva, ją reikia patraukti. Iš galvos neuronų pagalba signalas eina į mano kaklo raumenis ir visus kitus ir aš greitai galvą pasuku į šoną ir pomidoras praskrenda. Čia yra tas centras, kuriame viskas veikia ir neuronai yra tos pagrindinės ląstelės, kurios signalą priima, apdoroja, ką daryti. Ir dabar, kur man sukt galvą, arba į šoną taip, gal pasilenkti taip, tai viskas vyksta akimirksniu, aš nesvarstau apie tai labai greitai. Tai mano nervinė sistema, kuri veikia elektros pagalba, kaip ką padaryti. Tai mes apie tai niekada nepagalvojam, galbūt mūsų kasdienėme gyvenime, bet mūsų galvoj vyksta šimtai tūkstančių procesų, kurie apsvarsto, kai skrenda pomidoras, į kurią pusę man pasislėpti, kaip toli, kaip greitai. Ir tai viskas yra ta neuronų sistema. Ką sako mokslininkai? Galvoje mes turim tų labai daug neuronų, tai jeigu mes norim turėti dirbtinę galvą, reikia dirbtinių neuronų. Ir mes pradedame galvoti, kaip padaryti dirbtinius neuronus, kurie pakartotų šitą procesą. Informaciją priėmiau ir nusprendžiau, ką daryti. Šokti, tupti, šoną trauktis arba dar ką nors padaryti. Tai yra mūsų gyvi neuronai. Tai va tos branduolys yra, sujungimai jų yra šimtai milijonų, kurie persiunčia vienas kitam labai greitai elektros impulsus ir visas tas mūsų mąstymo procesas veikia. Dabar mokslas pradeda galvoti, dirbtinis neuronas, biologinių neuronų abstrakcija, pagrindinis dirbtinių neuroninių tinklų komponentas. Mokslininkai pradeda kurti dirbtinius neuronus, kurie bandytų pakartoti mūsų neuronų darbą. Štai kaip atrodo ta schema. Viršutinis yra žmogiškas, yra tie dendritai arba tos šaknis, kurios surenka signalą. Čia įvyksta apdorojimas informacijos ir elektros pagalba eina signalas į kitus galiukus, kur perduoda kitiems neuronams, ką daryti. Akys perduoda pavojus, kiti neuronai perduoda, tu esi pomidoro trajektorijoje, treti neuronai sako, reikia kažką daryti su raumenim, kiti galvoja, kokius raumenis pajudinti, ar kojos, ar rankos, ar ausies. Sako, ne ausies nelabai padės, turbūt reikia kaklo ir torso raumenis pajudinti ir galiausiai žmogus pasitraukia, jeigu spėja. Tai va čia yra dirbtinis neuronas, kuris turi inputs x1, x2, tai yra informacija, kuri ateina. Čia yra dar bias, pagalvot, kas svarbiau, kas mažiau svarbu. Čia vyksta mąstymas, weighted sum vadinasi, ir output, koks yra sprendimas. Tai va čia mes galėtume sakyti, kai mums reikėtų ožką perkelti kopūstą ir vilką, tai va toks paprastas dirbtinis neuronas galėtų tą greitai sugalvoti, kaip mes tą padarėm. Bet dirbtinis intelektas nori galvoti apie šitą daugiau negu kad kaip perkelti kopūstą, vilką ir ožką su stambiu vyru vienoj valty. Todėl atsiranda sudėtingesnis procesas. Aš dabar išdidinu tą dirbtinį neuroną, kad mes pabandėtume išsiaiškinti, kaip jisai veikia, kad nebūtų labai sudėtinga. Žiūrėkit, yra input 1, 2, 3, yra tada x1, x2, x3, tai yra nodes, tada yra
W123 yra neuronas, yra output. Kaip tas visas veikia? Čia dabar suktas dalykas. Žiūrėkit, bandom keliauti atostogų. Vasaros laikas. Atostogų kelionė. Dabar kompiuterinė kalba yra 1 arba 0. Tai yra bitų kalba, vienetas 0, 0, 1 ir nuo to priklausomai. Tai sakykime, jeigu vienetas yra taip, tai 0 yra ne. Keliausime atostogų ar nekeliausime. Tai jeigu rezultatas bus 1, va šitoj galiniai vietoj, tai vadinasi keliausime. Jeigu bus 0, tai liekam namuose. Dabar mums reikia apsvarstyti daug dalykų. Tai nėra tik, kad sugalvoju atostogų ir važiuoju. Kas mums yra svarbu? Bilietas. Lėktuvo bilietas gali būti brangus. Aš pinigų neturiu, esu studentas, bilietas brangus. Tai jeigu bilietas brangus, aš nevažiuosiu atostogų. Man jau nesvarbu, kokiu lėktuvu arba kokioj kėdėjai. Jeigu bilietas man yra per brangus, aš negaliu sau leisti. Tai vadinasi, tada yra 0. Atostogų nevažiuoju. Jeigu bilietas pigus, tada yra 1. Nes aš tada galiu savo įpirkti bilietą ir keliauti. Tai mes jau turime, žiūrėkite, pirmą dalyką, 0, 1, kalbant apie bilieto brangumą arba pigumą. Kas dar man gali būti svarbu keliaujantiems? Be bilieto kainos. Kaip? Noras, turim norą, norim atostogų. Vertinam galimybes. Vertinam galimybes. Žiūrėkit, kai kurie sako, skrisiu į kitą galą, jeigu reikės persėsti iš, tarkim, Bostono į New Yorką, iš New Yorko skrendu tada į Čikagą, iš Čikagos skrendu į Oslą, iš Oslo skrendu į Briuselį, iš Briuselio skrendu į Rygą, iš Rygos į Vilnių. Sakysit, truputį per daug oro uostose reikės sėdėti. Tai kitas tariamas argumentas yra tiesioginis skrydis. Jeigu randu tiesioginį skrydį, sakau, taip, važiuosiu. Bet jeigu tiesioginio skrydžio nėra, man tie 5 persėdimai tikrai nepatinka. Tai nevažiuosiu. Arba kaip žemaičiai sako, man nepatinka. Tai va, vėlgi turim 1 arba 0. Dabar trečias faktorius, koks yra svarbus. Europoje dažniau, Amerikoje gal mažiau tas būna. Kartais pilotai arba tas personalas pradeda streikuoti ir niekos neskrenda, turi bilietą, viską turiu ir neišeina nuskristi. Pilotų streikas. Jeigu vyksta, tai 0. Atostogų neišvyksiu, nes nebus kaip išskristi. Bet jeigu pilotai nestreikuoja, tai turiu vienetą. Vadinasi, galėsiu keliauti. Ar kol kas mes esam kartu, ar ne? Dabar mes turime vertinti dar vieną dalyką. Man bilieto kaina yra labai svarbi, kažkam kitam bilieto kaina yra mažiau svarbi. Man kiek persėdimų padaryti yra nesvarbu, kažkas kitas sako, ne, aš keliausiu tik tiesiai. Man persėdimai yra sunkus. Kažkas trečias gali sakyti, pigus bilietai surizikuosiu, gal streikos, gal nestreikos, kaip nors išsisuksiu, loteriją žaidžiu. Kažkas kitas sako, ne, planuoju atostogas į tolimą šalį, viskas yra užbukinta, viešbučiai, labai prabangios atostogos, nerizikuosiu. Čia mes galim skirtis, todėl mes turim įdėti svarbą. Dabar aš dar apibendrinimą darau. Tai pavyzdžiui, X1 bilietas yra mūsų 0, X2 tiesioginis skrydis yra 1 ir X3 pilotų streikas yra 0. Ką mes darom prielaidą? Mums pavyko rasti bilietas brangus. Aš neradau pigaus bilieto. Bet sakau, whatever. Perku brangų bilietą. Tai vadinasi, mes čia turim pirmoji vietoj 0, ar ne? Bilietas yra brangus. Bet užtat man pavyko rasti tiesioginį skrydį. Brangus bilietas, bet skrendu tiesiai. Man tas patinka. Aš turiu X2 antrą variantą vienetą. X3 pilotų streikas nebus streiko, vadinasi teigiamas dalykas yra vienetas. Mes dabar turime 0, 1, 1. Dabar svarba. Svarbą matuojame pavyzdžių. Čia viskas yra pavyzdžių nuo 1 iki 5. Klausiu studento, kiek tau yra svarbu bilieto kaina? Studentas sako, man tai yra pats svarbiausias dalykas, nes jeigu brangiai, tai neskrendu. Klausiu turtingo žmogaus, sakau, kiek tau svarbu? Sako, man tas visai nesvarbu, galiu leisti. Ir 1000 galiu ir 5. Tai mes galim skirtis. Tai vėlgi algoritmas turėtų įvertinti, kas mes esame. Kas kiek mums bus svarbu. Dabar įsivaizduokime, bilieto svarbumas man yra 2. Norėtųsi neišleisti labai daug, bet jeigu reikia daugiau, aš pasiruošęs mokėti. Tai man bilieto svarbumas yra nuo 1 iki 5 yra 2. Tiesioginis skrydis, aš nenoriu persėdinėti, man yra beveik svarbus.
Tai ne 5, bet aš jau taip labai arti 5 esu, kad labai norėčiau, kad nereikėtų persėsti. Tai vertė tarp 1 ir 5 yra 4. Ir trečias dalykas - pilotų streikas. Man yra labai svarbus, aš nenoriu papulti oro uoste ir neišskristi. Tai yra 5. Dabar sprendimo slengstis, arba tai, ką angliškai vadina the decision threshold, yra 3. Jeigu mano punktai bus mažiau kaip 3, per daug rizikos yra, nevažiuosiu. Bet jeigu yra 3 ir daugiau, tai tada keliausiu. Tokią darau, sakykime, prielaidą. Ir dabar žiūrėkit, paskutinis gabalas šiek tiek matematikos. Pirmas mūsų sprendimas yra 0, x1 0. Dauginam iš rizikos arba iš svarbumo. Brangus bilietas dauginamas iš dvejeto, kas man nėra labai svarbu. Tada tiesioginis skrydis yra, ir man tas yra labai pakankamai svarbu, yra 4. 1 dauginamas iš 4. Ir trečias dalykas, pilotų streiko nebus, ir man tas yra labai svarbu, dauginam iš 5. Tai sudedam visą šitą ir atimam 3. O 3 tai yra mano sprendimo tas threshold. Nes jeigu bus mažiau negu 3, aš nenoriu rizikuoti. Skaičius gaunasi 6. 6 yra daugiau negu 0. 0 tai būtų nevažiuoju, 1 būtų važiuoju. 6 yra daugiau negu 0, vadinasi 1 keliauju. Štai tokiu būdu dirbtinis intelektas gali už jūs, arba jums gali nuspėti, ar jūs keliausit ar nekeliausit. Sako, aš vertinu tavo situaciją ir tavo situaciją, jeigu tu klausi, ar man išeis nukeliauti ar neišeis, tau nukeliauti išeis. Bet dirbtiniam intelektui reikia žinoti, kas man svarbu, kas nesvarbu, kokie dalykai man svarbus, nesvarbus. Kaip apie tai sužino? Einate į internetą, kažko ieškote. Einate į Google, kažką perkate. Einate į Facebooką, rašote, kokiose atostogose buvote. Štai čia dirbtinis intelektas surenka visą jūsų informaciją. Kuo daugiau jūs esate internete, tuo daugiau apie jūs galima pasakyti. Kai žmogų pažįsti 5 minutės, nieko nepasakysi, kai pažįsti žmogų 3 dienas, pasakysi gerokai daugiau, kai pažįsti metus, dar daugiau pasakysi. Štai todėl mes galime sakyti, internete nemokamų paslaugų nebūna, nes kaip sako, it's for free. Jūs esate tą informaciją, kuri yra vertė. Ir apie jūs surenka visą šitą informaciją ir tą informaciją leidžia nuspėti, kokie jūs esate ir ką jūs darysite. Ir va čia dirbtinis intelektas ir pasidaro galingas. Jisai gali nuspėti žymiai greičiau ir geriau už jūs pačius, ką jūs darysit. Ir pasiūlyti jums tai, kad būtų 1, o ne 0. Studentui pasiūlys pigų bilietą su daugiau rizikos, pasiturinčiam žmogui pasiūlys brangų bilietą su 0 rizika. Visa tai vyksta va šitokių algoritmų ir šitokių neuroninių veikimų principų pagalba. Bet čia yra vieno neurono veikimas. Dabar mes norime kažko žymiai daugiau. Eilėraštis neatsirado, kur aš jums rodžiu, arba tos vaizdai neatsirado iš vieno neurono. Bet tokių galima sukurti daugiau. Tūkstančiai ir milijonai, gali būti milijardai, kurie vienu ir tuo pačiu metu masto visus tos procesus. Ir mes tada pereiname prie dirbtinis neuroninis tinklas. Kaip mūsų galvoje yra milijonai ir milijardai neuronų, taip ir dirbtinėme intelekte yra daugybė neuronų, tai yra kompiuterinė sistema. Dirbtinis neuroninis tinklas tarpusavėje sujungtų dirbtinių neuronų grupė. Neuroniniai tinklai yra tam tikros struktūros matematinės funkcijos, kurios naudojamos kaip funkcijų aproksimatoriai. Tai reiškia, jog neuroniniam tinklui suteikiant pavyzdinę informaciją, tas labai svarbu, pavyzdinė informacija. Kai kalbėjau apie moralę, jeigu aš atpažįstu teisingą sprendimą, aš galiu priimti teisingą sprendimą. Jeigu žmogus sako, vogti iš Costco arba iš Walmart yra ok, tai yra klaidinga informacija. Tai dirbtiniam intelektui reikia pavyzdinės informacijos, kuri būtų teisinga. Funkcijos įvesti į rezultatą, jis geba išmokti imituoti pavyzdinę funkciją. Dirbtinis intelektas yra labai išmintingas kopijuojant, ką galima padaryti. Dabar kaip tas atrodo sudėtingai? Gilusis dirbtinio intelekto mokymasis. Tai, kas yra angliškas terminas, tai yra deep learning. Tai, ką aš jums dabar parodžiau, tai yra basic learning. Tai yra very superficial learning. Bet sudėtingos sistemos mokosi gerokai giliau. Ir ta sistema atrodo štai jau taip. Tai yra input layer, tai yra, sakykime, vienas iš faktorių ir tai yra mūsų neuronas, kurį aš prieš tai rodžiau. Bet žiūrėkit, jų dabar yra daug. Ir tai, ką mes matome deep
neural network. Šitų neuronų eilių gali būti dešimtis, šimtai ir tūkstančiai. Tai sprendimas, ką priėmė pirmas neuronas, perduoda antram. Iš šito pereina šitam. Visi šitie dirba su pirminė informacija, jie dar kartą modifikuoja, perduoda šitiems, žiūrėkit, čia šitų eilių gali būti 10 000. Mes matome, kad sistema pasidaro žymiai labiau kompleksiška, todėl ir informacijos apdorojimo kokybė pradeda eiti skyrising. Tai, kad atsirastų eilėraštį, kurį aš jums rodžiau. Ir tai nėra pats geriausias pavyzdys, nes tai yra nemokama. Jeigu pirktumėte, mokėtumėte pinigus, tai tas eilėraštis būtų dar kokybiškesnis ir tos nuotraukos būtų dar geresnės. Tokiu būdu informacija, kuri patenka čia, pasikeičia visiškai kažką kitą tenais, remiantis mūsų žmogišką patirtimį, remiantis informaciją apie mus pačius. Tai yra, dirbtinis intelektas jau pradeda nekopijuoti, ką mes darome. Ir šiandien mokslininkai, tai, ką aš jums pasakoju, šiandien bus neaktualu po mėnesio, nes jau bus reikalai nuėję į priekį, tai yra taip greitai. Todėl mokslininkų pirmas pergyvenimas, ką sako mokslininkai, mes kai kūrėme dirbtinius neuronus, mes žinojome, kokie bus procesai, ką aš jums rodžiau prieš tai, kaip tas veikia. Ką sako mokslininkai, šiandien iš Google, pavyzdžiui, arba iš OpenAI, Open Artificial Intelligence, arba iš šito trečio yra Microsoft, jie sako, sistema pranoko tai, ko mes tikėjomės. Mes norėjome išmokyti sistemą, kad jinai galvotų kaip mes. Ir ką sako mokslininkai šiandien? Mes duodame duomenis ir mes gauname rezultatą, kurio mes norime. Bet šitoj vietoj, kas vyksta kitaip, negu mes planavome ir visai kitaip. Tai yra, dirbtinio intelekto mąstymo procesas pranoko mūsų bet kokius lūkesčius ir mes jau nežinome, kaip vyksta. Kodėl? Nes visa šita sistema sukurta taip, kad jinai mokosi pati iš savęs. Jai davėjai pradžiai ir po to tas jau pradėjo vystytis visiškai nepriklausomai. Ir tai, ką mokslininkai, dėl ko prieš kelis mėnesius parašė daug mokslininkų laišką, tokia kaip deklaracija, sako, sustabdykime dirbtinio intelekto pildymą informaciją, nes mes žaidžiame su ugnimi, mes nežinome, kas darosi va šito viso viduje. Kad šitie procesai pranoksta mūsų žmogišką kontrolę ir jie eina gerokai toliau, negu mes galėtume įsivaizduoti. Tai yra, kompiuteris pasidarė protingesnis už žmogų, jisai pasėmė tai, ką mes jam davėme, bet jis jau dabar galvoja kitaip, negu mes tikimės. Jisai duoda rezultatus, kurių mes tikimės, bet kaip jisai prie to prieina, vyksta jau visiškai kitaip. Jis sako, tai va čia tas kompleksiškumas šito pasidaro labai pavojingas. Dabar, kad mes suvoktume kitą dalyką. Mes visi esame protingi žmonės. Tarkim, kažkas iš jūsų moka kalbėti kiniečių kalba. Jūsų žinojimas kiniečių kalbos man padės labai nedaug, jūs galite man būti vertėjai, arba galite sakyti, kunige Valdemarai, aš tave mokysiu kiniečių kalbos, gal 3 metus ar 5, nežinau, užtruks. Bet jeigu mes būtume dirbtinio intelekto tinklas, sakytų vienas iš kompiuterio sistemos dalių, aš išmokau kiniečių kalbą per 3 minutės. Ir mes esame sujungti į tinklą, kad tas kompiuteris gali 10 000 žmonių perduoti šitą informaciją žinią ir staiga mes salėje visi per vieną akimirką galim puikiai kalbėti kinietiškai. Tai jeigu kiekvienas iš mūsų sakytų, tu mokykis kiniečių, tu mokykis japonų, tu mokykis norvegų, tu mokykis dar kokios kalbos, mes per kelias akimirkas išmoktume visas pagrindinės pasaulio kalbas ir pasidalintume šitomis žiniomis tarpusavyje. Tai vat kitas šito tinklo galingumas yra tas, kad nėra informacijos viename kompiuteryje, kur sakai, ištrink informaciją. Informacija pasklydo, tu jos nepagausi ir jos negali niekaip ištrinti. Todėl, kai sako žmonės jau nuo seno, ką padėjai į internetą, tai jau šito atgal neiškrapštysi. Kaip sakė kažkada, what happens in Vegas stays in Vegas, what you put on the internet stays on the internet forever. Ir tu nežinai, kaip tas bus naudojama, bet tikriausiai tavo informacija jau čia sukasi, kad galėtų dirbtinis intelektas mokytis mūsų pažinti ir pasiūlyti geriausius rezultatus. Va čia jau yra tas angliškas žodis mind-blowing thing. Ir tai yra paskutiniai rezultatai, su ko mokslas susiduria ir kur pasidaro pakankamai didelis iššūkis, nes neaišku, kas toliau gali eiti. Dabar žiūrėkite, užduotis, aš kelis pokštus dar parodysiu. A white cat dancing on the rooftop in Pablo Picasso style.
Mes žinome, kaip galėtų atrodyti Pablo Picasso paveikslai, kubizmas ir visa kita. Mes galėtume įsivaizduoti, kaip galėtų atrodyti baltas šokantis katinas. Bet mes turėjome kažkur matyti katiną ir mes turėtume matyti Pablo Picasso nors porą paveikslų. Nes jeigu kažkas niekada gyvenime nematė Pablo Picasso paveikslą, sakys, aš nežinau, kaip Pablo Picasso paveikslą atrodo. Arba sakys, aš nemačiau baltos katės. Žiūrėkit, štai buvo mano prašymas dirbtiniam intelektui, kad jisai man nupieštų paveikslą. Pablo Picasso ir balta šokanti katė. Kaip? Jisai, sakykime, vėlgi, aš sakau, tai pavyzdžius, kuriuos aš jums rodau, jie yra nemokami. Tai jeigu mes mokėtume didesnę programą, sakykime, imtume, galėtų būti tas žymiai kokybiškesnis dalykas. Dabar įdomumo dėlį. Čia tokie, kaip mes, kad pamatytume, kaip yra. Kita užduotis. A smiling face of a monkey in Da Vinci's Mona Lisa style. Tai va čia yra tie dalykai. Sistema atpažįsta iš mano žodžių, iškoduoja, ko aš noriu. Sistema bando suvokti, kas galėtų būti ta Mona Lisa, visus tos dalykus. Ir pradeda kurti visiškai paveikslą naują from the scratch. Dabar žiūrėkite, aš jums rodau du elementus. Pirmas dalykas, tai buvo kalba. Vadinasi Chat GPT arba dabar būna Chat 3.5 arba mokamas Chat 4. Tobuliausias kol kas. Tai yra kalbos apdorojimas. Jūs galite paprašyti, sukurk man esė, sukurk man pasveikinimą, sukurk man ką nors kitą, parašote, ko jūs norite ir jūs gaunate labai neblogus rezultatus. Kitas elementas yra nuotraukos arba image recognition, kai kompiuteris bando atpažinti įvaizdį, kažkokias nuotraukas, mokosi iš to ir kūrė naujas nuotraukas. Tai galėtų būti nuotraukos ir vaizdo medžiaga. Pažiūrėkite YouTube, kiek yra vaizdo medžiagos. Visa šita medžiaga dirbtiniam intelektui yra kaip maistas, kurisai stebi, žiūri, analizuoja ir iš šito daro labai giliai einančias išvadas, kaip mes veikiame, kaip mes judame, ką mes darome. Kodėl aktoriai protestavo, čia buvo tas streikas rašytojų ir aktorių. Viena iš rizikų buvo kokia. Aktoriai sako, mes norime nuskenuoti tavo veidą ir ačiū. Dirbtinis intelektas mums padarys judantį, vaikštantį ir kalbantį žmogų. Mes jau sukursim skript naujam filmui, bet tavo pagalbos, man reikia tik porą idėjų ir viskas. Nes tai yra toks galingas dalykas, kuris ateina. Tai čia yra įvaizdžiai. Dabar žiūrėkit, kaip aš sakau, aš negaliu parodyti labai kokybiškų dalykų, nes jie yra už didelius pinigus. Tai aš remiausi kol kas nemokamais, prieinamais dalykais. Dar vienas. A girl on a motorbike riding in a desert. Paprašiau, kad kompiuteris man sukurtų tą vaizdą. Ir jūs matote, kad yra motociklas, yra dykuma ir jeigu aš paspaudžiu, tai atsiranda netgi judėjimas. Ups. Atsuksiu dar kartą. Tiesiog 2 sekundžių, nes tai nemokami, po to reikia mokėti. Jūs matote, tai nėra filmuota, tai nėra kažkas daryta, tai kompiuteris kūrė visiškai kažką neįtikėtinai naujo pagal mano užsakymą. Tai čia yra dar primityvų, bet mes galim sakyti, ateities kinas, mes filmus matysim sukurtus taip. Aš galėsiu sakyti, sukurk man 10 minučių filmą apie tai, kaip aš gražiai pasakoju žmonėms susirinkusiam kokią nors įdomų dalyką ir aš pamatysiu filmą apie save patį. Tai čia yra tik tai, kaip sakant, pradžia, bet jinai labai greitai juda į priekį. Tai vat, kai mes matome visą šitą, kas yra tas artificial intelligence, tai yra kažkas, kas vystosi super greičiu, kas neturi labai daug taisyklių, kaip tą valdyti, bet kas yra susijęs su didžiulėmis galimybėmis, kurios pranoksta mūsų žmogiškus sugebėjimus, mūsų analitinius sugebėjimus. Ir kyla klausimas, kaip tas toliau pasisuks su mumis ar prieš mus. Vienas iš svarbių dalykų, tai tą, ką minėjau, kaip dirbtinis intelektas bus pripildytas informacijos ir kokios. Ar tai bus tiesa, ar tai bus netiesa. Dabar, koks būtų palyginimas lengvesnis? Žiūrėkit, jeigu jūsų mašinoje mechanikas jums nežinant pataisė jūsų mašinos kompiuterinę bazę ir jūs važiuojate, darote 50 mylių per valandą, rodo, kad važiuojate 30. Baisiausia, kas galėtų atsitikti, gausite ticket. Nes jums rodo greičio matuoklis, kad jūs važiuojate 30, jūs važiuojate 50. Bet, gal
avarijos pavojus būtų didesnis, reikėtų stabdyti greičiau. Tai sakytume, it's dangerous, but like, we can survive. Dabar įsivaizduokite, tas pats dalykas yra padaromas lėktuve. Lėktuvui pakoreguoja 3000 pėdų aukštį. Lėktuvas galvoja, kad jisai skrenda 10 000 pėdų aukštį, o jisai skrenda 7000 pėdų. Pasiekmes gali būti labai mirtinos. Ir mes galėtume sakyti, dirbtinis intelektas, jeigu jisai negauna tų teisingų duomenų, o žmonės kol kas atsakingi yra, kas ten dedama yra, tai mes galim sukurti tokį Frankensteiną, kuris prieš mus taip atsisuks, kad mes gailėsimės ir ieškosime, kur yra tas pagrindinis kištukas, kaip išjungti tos visus kompiuterius iš tinklo, nes reikės visus išjungti, nes jie kalbasi tarpusavį. Jūs išjungsite 99% kompiuterių, liks 1%, visa ta informacija toliau bus padalinta vėl. Tai va čia mes kalbam apie tą tinklą, kuris atsiranda. Dabar dirbtinio intelekto galimybės ir pavojai. Moralė, sąžinė ir naujos technologijos. Galimybės. Pirmas dalykas – interaktyvios paslaugos ir pagalba. Jeigu man reikėtų patarimo, ką daryti, mano situacija yra tokia ir tokia, mes galime tikėtis, kad ko gero dirbtinis intelektas galės duoti labai neblogų patarimų, remiantis daugybės kitų žmonių patirtimi. Tai galėtų būti pozityvus dalykai. Skambinate telefonu, sakote, įsipjoviau pirštą, ką man padaryti. Jums iš karto pasakys, kokios rizikos, ką daryti, ko nedaryti arba panašiai. Kažkokios visiškai fantastinės situacijos galėtų būti, dirbtinis intelektas ko gero galės mums duoti gerų patarimų, jeigu jisai buvo paruoštas ant teisingų dalykų. Nes jeigu kažkas sakytų, kai įsipjovai pirštą, kišk po karštų vandeniu ir laikyk, kol kraujas nustos bėgti, tai jisai mus nugalabėtų labai lengvai, nes jisai remtųsi klaidingą išvadą. Lingvistika ir komunikacija. Mes einame prie to, kad mes telefonui galėsim kalbėti lietuviškai ir mūsų telefonas galės puikiai kinietiškai versti, tuo pačiu metu kiniečiui bus viskas aišku. Jau šiandien yra tokie prietaisai, tai jų tobulumas yra tik tai eina į priekį. Dabar kitas dalykas – kalbos. Poetai galės turėti sunkų gyvenimą, nes atsiras dirbtinis intelektas, kuris sakys, aš remiuosi visų esamų poetų, kurie buvo kada nors istorijoje ir kurių raštai buvo digitalizuoti patirtimi, kurs naujas poezijas, kurios galės būti labai toliau einančios. Tai vertimų visas klausimas. Mums nebus bėda dėl kalbų, nemoku kalbos visiškai nebėda, aš galėsiu išsiversti viską automatiškai. Pradės tekstų rašymas. Studentai eis į dirbtinį intelektą, sakys, man reikia esė parašyti, dėstytojas rytoj laukia geros kokybiškos rašliavos iš manęs, o aš nieko nesimokiau. Man reikia apie tą, kaip Platonas kalba apie politiką ir koks Platono ir Aristotelio skirtumas ir kokios bendros pažiūros, man reikia 3 puslapių. Per 3 sekundės jūs tą gaunate ir aš kaip dėstytojas negalėsiu atskirti. Jeigu tas studentas sakys, dirbtinis intelektas sakys, aš nežinau, kaip tu rašai, kas studentas daro. Sako, aš tau įkelsiu 10 savo darbų. Aš įkeliu savo klaidas gramatinės, kurias aš padarau, aš įkeliu savo netobulą anglų kalbą, dirbtinis intelektas išmoksta, kaip aš kalbu ir mano kalba parašys man 11 darbą. Kad aš kaip dėstytojas negalėsiu sakyti, žinai, kad čia per gerai parašyta. Aš sakysiu, tavo klaidos kaip ir visada ir viskas. Tai nesąžiningumo irgi tos rizikos yra labai daug. Smart car, home and city. Mašinos pasidaro savaeigės. Namai, kurie pradeda analizuoti, kur yra dulkės, kur reikia šaldytuve, ką nupirkti, kaip padaryti, kad šviesa būtų arba saulė šviečia, kondicionieriai jungiasi ir išsijungia, tai yra tik tai mažas dalykas iš to, ką gali padaryti. Nežinau, nes tai technologijos mūsų namuose, mes galėsim kalbėti su sienomis ir su jungikliais ir su šaldytuvu, turbūt ir niekas nesakys, kad išprotėjai, nes anksčiau sakydavo, kad turbūt ne visi galvoja, jeigu kalbėsi su savo daiktais aplinkui save, bet sakysi pjaustimo lentelę, ar tu esi daržovėm ar mėsai, tai lentelė sakys, ne, aš esu mėsai, ištyriau, bakterijų procentas yra 0,1 gali pjaustyti, aš išsidezinfikavau. Tai mes, kai pamatėme žmonės, kurie kalbasi su savim, galvojam bepročiai, bet pasirodo, kad jau ausinės mažos pasidarė. Tai čia mes einame, kaip sakant, šviesmečius į priekį. Medicina ir gydymas. Šiandien daktarai turi tas žinias. Kuo daugiau daktaras ištyria pacientų, tuo jis, dažniausiai darom yra patyręs. Dirbtinis intelektas ištirs 10-100 tūkstančių daugiau pacientų negu daktaras. Tai dabar einame prie to, kai padarys mums MR scan. Ne daktaras žiūrės, ar ten koks tumor yra ar nėra.
tą padarys dirbtinis intelektas ir žymiai tiksliau negu daktaras, nes jisai pažiūrės visus smulkiausius skirtumus ir pasakys, už 5 metų šitam žmogui gali būti ta ir ta liga, už 10 metų atrodo, kad jisai gali numirti, pavyzdžiui. Tai dirbtinis intelektas matys ir jau mato žymiai daugiau negu matome mes. Gamyba ir žemės ūkis. Dirbtinis intelektas galės įvertinti mūsų smulkiausias detalės, kaip gamybą padaryti efektyviausią, kiek yra įmanoma. Tai, sako mokslininkai, gamybos kaštai mažės, bet su to yra susijusios rizikos, apie kurias kalbėsiu kitoj pusėje, kurios pasirodys. Dabar žemės ūkis. Atsiras robotai, jau dabar jau yra tokių kaip šunų lakstančių, kurie yra geresni negu šunys, nes jie negriūna, tu jos pastumi, tu gali numestis, jie ant letenų nukrenta, atsikels ir nueis ir užduotį padarys, ką pasakei padaryti. Atsiras robotai, kurie, pavyzdžiui, braškės mėgstam valgyti, bet jas reikia ravėti. Ravėjimas su dirbtiniu intelektu pasidarys nereikalingas, nes eis toks robotas, kuris mokės atpažinti visas piktžolės, nes jisai turi tą informaciją ir jisai tas piktžolės ištrauks. Ir žemės ūkis eina visiškai naujų irgi kelių, kur efektyvumas, atpažinimas jau mes sakysim, aš abejosiu, čia piktžolė, ne piktžolė, man dirbtinis intelektas robotas sakys, čia yra piktžolė, čia tas tenas. Grybauti, mums jau nereikės eiti grybauti, paleidi tokį robotuką, jisai tau visus grybus atpažins ir pasakys, ką gali virti ir jau visus receptus, ką su to grybų galėsi padaryti. Tai yra mūsų netolimos ateitis tikrovė, su kuria mes galbūt galime susidurti. Pavojai. Input, data and bias. Kaip sakiau, tai, kas yra pradžioje įdedama į sistemą, kol jinai dar nemoka pati mokytis. Jinai ateina iki to akimirkos, kai sako, man jau gana informacijos, aš jau dabar galiu mokytis. Jeigu tie, kurie kuria sistemas, daro sąmoningai klaidą, tai tas pats, kas lėktuve užprogramuoti aukščio matuoklį, kad jisai būtų 3000 pėdų žemiau negu lėktuvas skrenda. Tai gali labai baisiai atsisukti. Tai vėlgi, pasitikėti dirbtiniu intelektu mes nežinia ar galėsim, nes tai bus toks tobulas dalykas, kuris galės mus apgauti, kad mes nesuvoksim. Tai pavyzdžiui, pirmas iš dalykų, apie ką kalba šiandien ir kur dėl sako, stabdykime laikinai, kad mes pagalvotume, kaip padaryti. Vieni mokslininkai sako, vat kai aš sukūriau tą įvaizdį dirbtinio intelekto pagalba, kai kurie sako, tai turi būti kaip įstatymas, tu negali padirbinėti pinigų. Jeigu tu darai padirbtus pinigus, tai yra federal crime. Tai sako, negali padirbinėti tikrovę su dirbtiniu intelektu, turi parašyti sukurtą dirbtinio intelekto, ar eilėraštis, ar vaizdas, ar nuotrauka, kad mes žmonės turėtume teisę atskinti, kur žmogus, kur ne žmogus. Bet to kol kas dar nėra tokios taisyklės, o reikalai jau vyksta, juda į priekį. Dirbtinio intelekto pranašumas ir nauji nenuspėjimo procesai. Kaip sakiau, kas vyksta tose sistemose neuronų, mokslininkai šiandien sako, mes jau nežinome, tai pranoksta mūsų suvokimą, mes nespėjame pasivyti, ką daro kompiuteris, tai yra, jisai jau pradėjo gyventi savo gyvenimą. Mes dar galim ištraukti rozetę ir išjungti elektrą, bet ateitis eina link to, kad tai darysis vis labiau tobulesnis tinklas, kur nežinia, kaip tas viskas gali baigtis. Tai dėl to realus klausimas, kas mūsų laukia ateityje, niekas kol kas negali pasakyti. Yra spėlionių, vienos yra pesimistinės, kitos optimistinės, bet vienas dalykas yra aiškus, mes nežinome. Neuroninių sistemų tinklo autonomiškas mokymasis. Sistema mokosi autonomiškai, mes negalėsime įsikišti ir sakyti, ne, čia tu neteisingai supratai, nes sistema sakys, aš jau supratau ir ačiū. Tai vad sakys, don't bother me with the facts, my mind is already made up. Ir kaip tą ištraukti, tu to negali ištraukti. Nes tas jau įėjo į sistemą, tu negali ten kažkokių korekcijų daryti, nes pasidaro sistema nepriklausomai, jinai jau veikia be žmogaus įsikišimo. Tai ta rizika labai yra irgi pavojinga. Tobula propaganda ir manipuliavimas. Jeigu kažkas norės, tai jūs matote, kokią poeziją kūrėsi dabar aušroje su nemokamu. Tai jeigu kas nors norės daryti manipuliavimą arba propagandos darbus, tai net ir Putinas ir visa jo fabrikas ant tų trolių, kur yra Sankt Peterburge, tai sėdės tyliai ir sakys, wow, mes taip net neįsivaizdavom, kad taip galėtų būti. Tai vėlgi, va čia tas pavojus išnaudoti šitą visą potencialą tam, kad tu galėtum žmogui sukurti fake reality, yra labai didelis. Vėl kaip mes nuo to apsisaugosime, kol kas priemonių tam nėra. Nes kažkas gali sakyti, mes sukursim programą, kuri atpažins, bet tos programos tobulėja tuo pačiu metu ir tas atpažinimas gali būti labai sudėtingas.
Sunkiai numanoma dirbtinio intelekto ateitis kol kas. Yra daug galimybių ir daug rizikų, kas gali būti. Grįžtu dabar prie moralės ir dirbtinio intelekto. Yra dalykų, kurie yra panašus. Mūsų protas vertina tikrovę ir priima sprendimą. Šia prasme, dirbtinis intelektas galėtų būti mums pagalbininkas priimti moralinį sprendimą. Jeigu aš abejoju, būna žmonių, kurie turi skrupulų, abejoja, kaip čia ką daryti. Jūs galėtumėt paklausti dirbtinio intelekto, žiūrėk, tokie yra faktai. Kas būtų moraliai teisinga? Dirbtinis intelektas, ko gero, mums galėtų pasakyti, tavo atveju moralus sprendimas būtų toks ir toks ir toks. Bet jis to nesuvokia iš širdies arba iš mano sielos, iš dūšios. Bet jisai tą suvokia analizuodamas šimtus tūkstančių labai detalių faktų ir sako, šitų tavo atveju geriausias būtų toks ir toks pasirinkimas, moralus arba nemoralus. Tai čia galėtų mums, sakykime, savotiškai padėti, kai mes kažkur abejojame. Bet iš kitos pusės, dirbtinis intelektas niekada negalės susilyginti arba pakeisti mūsų sąžinės, nes tas kalba ne, kaip sakant, ne algoritmų, sudėtingų procesų pagalba, bet tai yra kažkas daugiau. Tas mūsų dvasinis pradas, tai šita mašina dvasinio prado kaip tokio neturės. Tai paklausti patarimo, kas būtų moraliai teisinga, neteisinga, ko gero galėsim gauti visai teisingų patarimų, kas bus teisinga. Kol kas dirbtinis intelektas yra politiškai teisus arba gali sakyti tiesą ir dar nemoka būti politiškai korektiškas, bet tai bus pataisyta irgi. Tai jeigu mes susidurime su teisingu dirbtiniu intelektu, kuris teisingai buvo pamaitintas pirminė informacija, bet jeigu susidursim su suktu dirbtiniu intelektu, tai taip mus iš kelio išves, kad mes net nesuprasim. Todėl vienas paskutinis patarimas – vadovaukime savo sąžinę kaip tą ultima ratio latiniškai sako, arba tas paskutinė instancija, kad galėtume priimti atsakingą sprendimą ir jaustis už jį atsakingi, nereikėtų kaltinti, čia ne aš, čia tas artificial intelligence man kažką padarė. Tai mūsų sąžinė iš mūsų nėra atimama, bet lieka tas įrankis, su kuriuo mes gyvename ir turime draugauti. Ačiū uždėmesi. Tiesa, ačiū uždėmesi. Dar vienas produktas. Paprašiau, kad sukurtų, aš negalvoju apie pranciškonus, bet aš paprašiau, sukurk gražų linksmą vienuolį, kuris galėtų čia pasirodyti, bet kad rūdą spalvą parinko kaip pranciškonų kaimynų, čia mūsų visai šalia, tai čia jau ne mano pasirinkimas buvo, čia jau yra vėlgi dirbtinio intelekto kūrinys. Vieną tik tai dalyką pasakyti, tie, kurie neturėjo laiko, nes buvo taip jau įdomu, kad neapžiūrėti laikrodį, reiškia, mes būsim pačiam gale, reiškia, šito tie, kurie tenai maitinasi. Bet, reiškia, galim pratęsti, bet čia nuo jūs nukentėsit, jeigu būsit, reiškia, per daug šitą temą jau įsigilinę, ne? Tai tik tą žinokit, o aš manau, kad jūs vis tiek, reiškia, atsakysit, kas jau labai nori, o paskui galime ir prie stalo. Kas yra Glencraft? Tai yra, man atrodo, už to stovi Google'as, bet jisai turi tokius kaip Google. Ir jisai yra tas puslapis Gencraft, tai šitame puslapyje galima nemokamai pasižaisti su tokiais dalykais. Jūs galite nueiti, tai pavyzdžiui, chat, tas GPT chat arba GPT 3.5 nemokamas yra, galite pasižaisti, pamatyti, kaip tas darosi, bet viską, ką jūs įvedat, tai pasilieka jau sistemoje. Jinai klausia jūsų accounto vardo pavardės, jinai paims jūsų nuotrauką, jeigu jūs accountą turite, jeigu norit būti anonimiški, pasidarykit naują Google accountą ir tada eikit. Galima žaisti, supranta labai daug. Galima, kuo daugiau detalių aprašot, tuo panašiau padaro, ko mes norėtume. Išmeta kitą. Jeigu nors vieną sakinį, žodį vieną pakeitį, išmeta visai kažką kitą. To nebandžiau daryti, nes ten yra tik 10 vienetų limituota, kiek tu gali padaryti, aš norėjau būti efektyvus, kad šiek tiek medžiagos prikurti pristatymui. Kas gali prie to prieiti ir daryti, bet ką jie
Kol kas gali prieiti bet kas arba nemokamai, arba sumoka mėnesinį mokestį, bet aš manau, kad tai nėra tos tobuliausios formos, nes turbūt tobuliausiomis dar dirbama yra, kurios gali būti gerokai efektyvesnės, bet tai, kas yra prieinama, tai jau yra, kaip sakant, bet angliškai mind blowing. Mokslininkė, kas man rūpina, yra, atrodo, kad tu negali susisiekti iš kur tą informaciją? Ne, tos informacijos, nes tai, kai kūrė tinklą, jie sako, jie paima nedidelę dalį informacijos, kur yra verified, įdeda. Tai galėtų būti 20% arba 10%. Ir 80% įdeda tiesiog iš interneto non-verified information, kad sistema dirbtų. Tai pavyzdžiui, vienas iš argumentų Elon Musk, kuris apribojo Twitterio tweetų skaičių skaitomą, tai kai jisai tą pats duoda interviu, jisai sako, mes matome, kad labai daug akauntų yra paremti dirbtinio intelekto informacijos siurbimu ir mes nenorime, kad Twitteris pasidarytų kaip sakykime, tas ežeras, iš kurios siurbiamas vanduo dirbtiniam intelektui, dėl to apribojo, sakykime, iki 600 neregistruoti, kur neaišku, kas yra, arba 6000 registruoti. Tiesiog, kad šiek tiek apriboti žmonių informaciją, kad deda, nes mokosi iš mūsų visų. Tai, ką sako mokslininkai, YouTube, pažiūrėkit, kiek bilijonų valandų yra vaizdo medžiagos. Dirbtiniam intelektui tai yra, kaip cake, su kurio galima dirbti. Jūs sakot, reikia visą tą žiūrėti su sąžinė. O kas su vaikais? Pirmiausiai, kas jiems turės iš viso tą sąžinę? Jie neturi jokių kritinių mąstymo įgūdžių dar. Aš manau, kad ko gero tėvai artimiausi žmonės, kurie gali vieninteliai būti tie tikrai patikimi šaltiniai, kurie galėtų tą padaryti, nes internetas, sakau, mes čia turim būti budrus, nes, sakau, dabar gali būti nauja tikrovė tokia tikra, kad mes patys nesusigaudysim. Paskutinį klausimą. Man. Ar jūs pabandėt parašyti pamokslą? Žinokit, bet tas klausimas yra labai geras. Jeigu mano pamokslai iki dabar sakyti būtų keliami kur nors į internetą, aš esu tikras, kad sistema, aš angliškai nemanau, dabar tik Amerikoje pamokslauju, bet sakykime, jeigu aš būčiau Amerikoje pamokslavęs 10 metų ir mano visi pamokslai būtų digitalizuoti ir įkelti į internetą, aš esu daugiau negu tikras, kad sistema galėtų sukurti man pamokslą, mano stiliumi, mano žodžiais, mano klaidomis. Tai ko gero mano, sakykime, apsauga yra ta, kad mano pamokslų internete praktiškai nėra, tai aš viską sakau tik tai gyvai. Nors įrašas dabar, tai ne tik tekstas, įrašas mano, sakykime, tai parapijų, kur filmuoja ir lieka tas archyve, tai iš to dirbtinis intelektas galėtų mokytis, aš manau, po kažkiek laiko galės kalbėti mano žodžiais geriau negu aš pats. Jeigu aš telefono turiu nuotraukų, ar yra įdėta į tą naudot gali apie mane? Dabar taip, jeigu, sakykime, įdėjote kokį Google Cloud, mes to nežinom. Jeigu telefonas niekada nebuvo prijungtas prie interneto, bet saugomos tik tai nuotraukos pačiam telefone, tai tada, ko gero, lieka tik telefone. Bet vėlgi, tai, ką sako su TikTok, su visais kitais dalykais, kiek background darbo daro telefonas, kamera, GPS pozicija, dar kažkas dalykas. Tai jeigu šiandien norite būti saugus, tai nusipirkite labai seną Nokia telefoną, kuris turėjo tik tai skambutį ir SMS messaging. Tai turbūt bus saugiausiai. Vida? Ar kai jau ta sistema veikia, galima pakeisti algoritmus? Algoritmų pakeisti negalima, nes sistema jau pati kūrė algoritmus, tai tu negali įsikišti į tą procesą. Jinai jau daro tai, ko mes mokslininkai jau eina už mūsų galimybę. Čia kaip užtvanka, kur būna tas, pavyzdžiui, dam. Jeigu prakiūro, tas vanduo jau bėga, tu nesustabdysi jo tuo metu. Tai matot, kuo mes baigiam šitą savaitę, tokiom informacijom, reiškia. Tai nežinau, viskas, kad bus kitais metais bus sukurta jau internetu. Ir paskaitininkus nupaišysim maždaug, galėsit matyti ant scenos ir visi bus, reiškia, tokie jau stiprus, arba vyrai, arba moteris, kurie, žodžiu, kur jau kūno jiem netrūks, reiškia. Tai va, tai gali to tikėtis kitais metais, gali būti įdomu, ne? Tai va, tai ačiū labai, einam pavalgyti ir jums tikrai aišku, tikrai.
Aš dėkoju Birutei už gražiai perskaityti angliškus tos eilėraščius, nes aš nebūčiau to taip gražiai padaręs. Tai bendradarbiavimas buvo tarp Birutės ir AI. Ačiū ir einam, reiškia, to kūninio peno, gerai? Ačiū.